Sveiki, esu Tadas iš Chemical Brothers Kaunas Auto Studijos. Ką mes čia atliekam, tai mes poliruojam automobilius, juos dengiam keramiką bei valome. O šiandien štai šį X5 automobilį poliruosime Koch sistemą. Pradžiai naudosime pirmą etapą H9 Koch pastą, pašalinsime gilius įbrėžimus bei plovimo žymės. Antram etapui naudosime blizginimo pastą Koch M3. Išgausime nepriekaištingą blizgesį, o viskam užkonservuoti naudosime Koch Spray Sealant. Tai suteiks mums hidrofobą ir papildomą blizgesį. Tinkamas kėbulo paruošimas poliravimui yra labai svarbus žingsnis, todėl mes kėbulą detaliai nuplojam, mechaniškai ir chemiškai nuvalėme apnašas bei nuriebaliname paviršių. Pradedam su pirmojo etapu. Naudosim kombinaciją H9 pastą kartu su grubiu avikalio paduku. Ši kombinacija leis mums pašalinti net giliausius įbrėžimus bei netinkamo plovimo žymės. Tai pradžiai gerai susiplakam pastą, sulašinam vos kelis lašiukus, persistengti nereikia, pasiskirstam ant paviršiaus ir lengvai pradedam poliruoti. Išdirbus polirolį, jį nusivalom ir jau matom akivaizdų skirtumą. Kadangi po pirmojo etapo su tokia kombinacija aštri pasta plius avikalis čia yra neišvengiamos hologramos, bet mums padės porolonas ir minkšta blizginimo pasta gausim nepriekaištingą blizgesį. Klijuojam poroloną, gerai suplakam pastą, labai minimaliai įtrinam. Viršų nusiriebalinam, dabar jis yra paruoštas apsaugai. Tai šiai apsaugai naudosim Koch Spray Sealant blizgiklį. Kodėl ji yra svarbi? Kadangi po poliravimo lakas yra šiek tiek sujaudrėjęs, tai visada rekomenduojam bent minimalią apsaugą. Ar tai būtų keramika, ar vaškas, ar kažkoks sealantas. Tai reziumė apie produkciją. Tikrai kokybiška, profesionali produkcija. Kutas labai lengvai išsiblizgina, o finišo pasta irgi labai gerai blizgina ir puikiai išsivalo. Tad tikrai iš savo pusės rekomenduoju šią produkciją. Kas nėra bandę, pabandykit. O visą šią produkciją rasite Detailer Place parduotuvėse.